Aš geriau nei bet kas žinau, kaip svarbu už ko ištekėti. Mieloji, vien todėl, kad kažkas tau pasipiršo, neprivalai sutikti. Gvenai kas nors pasipiršo, jos vaikinas. Kad Gvenai lesbietė, aš ne lesbietė. Nieko baisaus jei ir būtų. Gal galėtume pakalbėti apie ką nors kitą? Kada tai vyko? Vakar, ant ežero. Ar buvo saulėlydis? Saulėlydis prie ežero labai romantiška. Buvo pietus, jis atsivežė maisto su šampanu. Jis atsivežė šampano, baikite, jis nužudė per bortą. Nelabai protingas jei veža gėralą į reabilitaciją. Baikite, jis nekaltas. Tik nesupranta, ką aš veikiu. Jei tikrai norėtum gyventi blaiviai, tavo partneris turėtų tą žinoti. Turbūt nelabai stengiasi pasveikti viešpatį, atsiprašau. Ar nenorėtumėte dabar ką nors padaryti? Sakyčiau, mesk tą virgą. They're screaming and it's still like, la, la, la. Pamiršk tą užrašą, svarbiausia, kad jis manęs nepažįsta, kaip ir jūs visi. Nežinote, koks sušiktas mano gyvenimas, todėl ir neaiškinkite, ką turiu daryti. Ir kad turiu mesti vienintelį man svarbų žmogų, žinau, jis netobulas, bet jis vienintelis pasveikins mane su gimtadieniu ir pasakys, džiaugiuosi, kad gimei. Ką jūs darote? Atsipalaiduok. Taip, pasitikėk. Dieve, pažiūrėkite į mano daikčiuką.